Labas. Nusavaitgaliauju traktorį dabar. Ai, laidą reiks filmuot? Supratau, gal galim ir pradėti jau iš karto. Aš kaip tik technikoj traktorį. Žemės ūkis mėgsta techniką, mėgsta augalus, mėgsta gerus sprendimus. Galim pabandyti. Pasižiūrėsim, kas gausis. Ok. Tvarkoj, Povilai, tada. Nu, iki. O, labą dieną. Kaip žinia, gavau estafetę iš Povilo. Ką tik sužinojau. Apsimeskim. Pabandysim šią savaitę iš karto aptarti įvairiausius reikalus, kas liečia mūsų popkultūrą, žemės ūkį. Apkeliausim šiaurinę Lietuvos dalį. Laidoje matysime, kaip mums sekasi ūkininkauti aplinkui Kauno regioną. Aplankysim mano ūkį, pasižiūrėsim, ką mes dirbam, ką darom, kaip akmenis renkam, kaip pramogaujam ir kaip tiesiog laukus apžiūrim ir važiuosim, žiūrėsim pas ūkius į svetur, taip kad gero jums žiūrėjimo, įsijungkit mus, sekit. Pažiūrėsim kaip Radviliški, čia jau irgi to jau. Butonai visi sukrauti viršutiniai. Pradėsim žydėti. Elementariausias klausimas, visi labai pergyvena šiemet dėl tų pačių žydinukų. Šiemet labai daug. Didelis antplūdis. O, du negyvi. Ai ne, gyvas irgi. Buvo purškimas koks atliktas? Ir kada? Buvo prieš Velyką. Prieš Velykas. Sistemos kontaktas? Taip. Žiedynai nieko blogo, tas žiedinukas jam nepadarys. Kaip atrodo įskilimų. Tai vat su kolegom diskutuojam dabar būtent ar dar verta važiuoti, ar bandyti dėti dar strobikus prieš pat žydėjimą, tam, kad per tas vietas infekcija nepapultų, koks grybas neįlystų. Bet realiai nuo tiek, tai čia nedidelė dar tragedija, sakykim, šitoje vietoje. Žiūrim, čia jisai tiek įplyšęs. Neatrodo, kad jisai, žinai, būtų tiek suvalgytas iš vidaus, kur būna visai jau jie ten prasiskėtę, žinai, kaip siuntė kolegos nuotraukas. Jo, kur išvirtimai jau buvo visi. Jo, jau visi išvirtę, tai ten, jo, bet jau jisai biški ir, nu, ta vieta kietokai, jau jinai dar sumedės, jinai pati pasigydys dar kiek įmanoma. Daug ūkininkų vakar irgi kalbėjom grupėse, tai irgi pastebi to būtent silicio poveikį, vat, į tokius įplyšimus, jų daug mažiau. Ir augalas tiesiog turėdamas tą storesnę šoninę sienelę, jisai ir geriau gydosi, ir tos maisto medžiagos juda jau augale geriau. Ir įkandimo, ne, matosi dabar? Dviejų skirtingų veislių skirtumai. Na čia aš galvojau, kad prispaus, žinai. Labai geros lūkštinės avižos. Ai, atsiprašau, be lūkštės avižos, taip. Iš karto geriau įsimins visi, jeigu mes pasakysim, kad čia būtent be lūkštės. Labai geros be lūkštės avižos. Daigiuką pametė gražu. Taip. Va, visai vaizdas gražus. Kaip pas tavęs auginimo technologija, papasakok truputį, ką darai gero jom. Ta pati, ką jis su lūkštuotom. Ta pati visiškai, nes... Realiai identiška beveik technologija. Dažniausiai ūkininkai įsigąsta, kai, žinai, be lūkštė, nu kažkas kitokia, kitaip reiks auginti, kažką daryti. Šiaip auginimas toks pats, o derliaus nuėmimas, visa kita, viskas identiška. Tik tai jo, daugiau telpa priekabos, išvežti lengviau. Ai, nu tai va čia jau pliusas iš karto. Pliusas. Čia jau daugiau pigesni kaštai. Pigesni kaštai, supratau. Ir brangiau super.
Nu tai čia iš viso pasaka. Vieni pliusai. Vieni pliusai. Kas daro? Čia va švedinės musėlės. Va. Čia. Štokių. Bet matai, va, kiti ūgliai yra sveiki. Ja, Tai va, tas tik tai skirtumas. pagrindinis yra. Jo, labai daug turėjom tematikos ir va, penktadienį ūkius lankėm, žiūrėjom, matėm, kad daug yra apskritai tokių neįsivyščiusių ūglių. Tai ten buvo didžiausias klausimas, ar ten švedinė muselė, ar būtent miežių žemaūgė. Tai pagal tai, kad daug stiebų ir visi stiebai realiai atmirė, šaknis tokios nelabai veikiančios, plus matom tuos viršutinius lapus pageltusius, susisukusius, priėmėm sprendimą, kad ten ko gero tą miežių žemaūgį. O švedinės muselės dar aišku lervą reikėtų dar surasti kokią, bet jeigu vienas ūglis iš viso kuokšto, tai ko gero taip švedinės muselės darbas. Dar čia ko gero ir anksčiau sėtas, ne? Čia ne, man atrodo. Ir ne kiekvienam tos švedinės muselės gali rasti, nes ir palie aprašymą kiek ieškojom, kad kai kuriuose galima rasti, kai kuriuose kad jau gali neberasti jos. Dar nedaug iš kažkokios. Žiūrėk, ir vasimilguolės dar. Šalia. Tai reikės aksėlę. Bet tai vieną tik radai per visą tą lauką. Jo, čia. Bet čia va šito vietoj, kur Kaip tyčia. atsitupėm, nu, prie realiai rapso dar pabira ir va dar bedykstančių naujų. Dar pasipils čia tų žolių. Dar Daug tik tai, šaktelis. ko gero irgi važiuos su fungicidu ir darys persipurškimą. Taip, rudeninis herbicidas, o čia buvo flufanacetas su diflufenikanu naudotas. Kerta dar tas pačias, žinai, rapsų pabiras šitoje vietoje. Nors neima 100%, bet dar diflufenikanas jisai veikimą dar turi. Vat yra kur nepraleistos. Irgi. Viskas atrodo. Aš irgi kažkaip nebūčiau linkęs važiuoti labai anksti su fungicidais, žinai, bandyti kažką čia dar žalint ar daryt šitoj vietoj, nes dar kol kas manau, kad tikrai neverta. Reikės palaukti tos trim antros ir važiuoti su augimo reguliavimu. Jo, tai kadangi šnekėjom, kad turim pelėdrikščio lauke, tai aklonifeno veikli medžiaga Fenikso ne viską jis sutvarko, jinai netvarko pelėdrikščio ir aklės to pačiu, jeigu iš tikrųjų turim dirvožemiuose. Tai šnekam, kad dar yra momentas, kada galim įsimaišyti klomozono veiklios medžiagos į šitą mišinį iki sudygimo, bet turime tai atlikti pakankamai nesuvėlavus, kadangi klomozono veikli medžiaga įeina į dirvožemio struktūrą apie 3 cm kažkur. Feniksas daro plėvelę, klomozonas būtent įeina į dirvožemį ir kadangi gėlis nebūtų pažeistas, jis negali būti per arti dirvožemio paviršiaus. Tai su šito purškimu irgi negalim labai suvėluoti. Atitinkamai ir normą šiaip renkamės palei dirvožemio struktūrą lengvesnė, sunkesnė. Lengvesnėse truputį mažinam klomozono veiklios medžiagos, Fenikso didinam ir atvirkščiai. Nu va, Mažeikios alyje. Lietaus atvežėm. Gerai, einam pažiūrėti rapsą dabar. Vieni, kur važiuoja dabar ir dar važiuos po to su kokiu boskalidu arba su protekonazolu per žydėjimą. Kiti netgi, sako, nusipuršim ir per žydėjimą nevažiuosim. Tada, treti, ko gero, važiuos vien tik tai per žydėjimą, bet ko gero dėsim tos tokius rimtesnius mišinius, nes vertinant... Realiai vis tiek boskalidas, vis tiek bus pagrindinis. Jo, boskalidas, tai mano, pavyzdžiui, asmeninė patirtis boskalidas su azoksistrobinu, tai galbūt, sakykim, toks ekonomiškiausias, o boskalidas su protekonazolu toks jau rimtas bombinis, ten, kur vėlgi reikia, ko gero, šiemet atkreipti dėmesį į veislės, kurios turi tolerancijas prieš ligas, prieš sklerotinius puvinius, tarkim, tas pats pionierius, kuris turi tolerantiškumo, kaip pasakyti, turi toleranciją, turi tą geną, su kuriuo jisai pertempia, sakykime, tas sklerotinis puvinys ne toks pavojingas tai veislė yra. Tai
Ten ko gero dėčiau strobiką su boskolidu, ten tokias biškai jautresnės, sakykime, kurias labiau serga. Turėjom tokį, dar ir dabar turim žemaugis hybridas DN6, kuris, šiaip lygom nėra labai tolerantiškas, jautrus pakankamai, tai va ten gal, sakykime, tokį dėčiau tą būtent stipresnį mišinį. Tai šituo atveju. Arba ten, sakykime, mersas tas pats, nėra, jie tolerantiški tom lygom. Bet iš principo irgi, vėl tas kainas, kadangi, sakau, pigusios, tai savo pernai mes irgi pauls, kad skaičiavom, sako, ten 3 vyklės medžiagos, tai krauni galvos, nes tipo potencialas ir boskoliną. Gali, bet nežinau, ar yra naudos iš ar reikia piknaudžiaut, reiktų pasinaudoti tom, kad veikliosios medžiagos atpigo, piknaudžiauti ir dėti papildomai. Žinai, kai paskambina ūkininkai ir klausia, kiek pas tave kainuoja fungicinė apsauga, ten pasakai koks 15-20 eurų tam tarpe, tai sako, čia suveiks. Tai jeigu, žinai, prieš kokius 4 metus apie 40 eurų kainavo ir tada tu galvodavai, kaip tik mažint normas, atpigint, nes, tipo, dėliot, kad čia, tas veikia, čia, žiūrėk, pabandė, veikia, skambini tada atstovas, žinok, ir su 0,3 ten būdavom, maišydavom. Nežinau. Sulaužiam kastuvą. Mersas sulaužiam kastuvą. Rovė, neišrovė. Ar pavyks iššaut? Kaip? Kažkas, man atrodo, ten nutrūks. O, žiūrėk. Nuo pusės šaknies, bet žiūrėk, nuo šaknies lūžo. O, sausa. Aha, bet šonėmis įsivaizduojant. Ten žiūrėjom vis tiek, matėsi, kiek drėgmės trūkumas ir tik dabar palėjo. Kiek laiko nelėjo? Kiek atsimenu, nelėjo. Kiek atsimenu? Nuo sėjos, ar ne? Šiaip jo, mėnesį laiko tai kaip minimum. O, geras. Kur peiliukas pas tau? Aha. Ar irgi į mašiną? Jo, filmuoja. Nieko, kažkur tai. Įdėsim. Su šitu irgi čia klausimas, kad nenulūžtų. Aš tai buvau gerai taip nusilaužęs per pirštą su runkeliais. Juk šitoj vietoj laikiau geležtę ir pralūžo. O pasimokinau, kad reikia biškį tvirčiau rankos. Su tokiais dalykais biškį reikia atsargiai. Prašau, viskas. Pažiūrėkit, kokios šoninės būtent senelės. Vėl stambios, kaip ir pernai metais turėjom šoninės tokias, kuriomis visos maisto medžiagos eina į viršų. Šiemet ir šakų, viskas iš čia. Atėjom dar taip nuo kelio, taip atrodė kūdas, bet visai labai neblogai. Mersas jisai gerai šakojasi. Žemės dirbimas, drėgmės išsaugojimas, kad jos turėtume, nes pasižiūrėjome, kaip atrodo tolimas Mažeikių kraštas. Gavom ten lietaus, išsimaudėm, sušalom truputėlį, bet nuotaikos viskas labai gerai, gavom kritulių, ilgai lauktų tenais. Ko gero jau galima būtų buvę skaičiuoti visą pilną mėnesį ir net ūkininkai nelabai atsimena, kada tenais buvo kritulių. Jau pradėjo žydėti dalis Lietuvos laukų. Vaizdai įgauna geltoną atspalvį. Paeksperimentuot. Kiek čia sakei milimetrų praėjo? 40? 35, tai per kartą tą 35. Ir dar šiandien dar gavot, ar ne? 13. Tai turtingi žmonės. Tai tankis idealiai. Atvažiavai prie lauko, žodžiu, pastebėjai. Jo, plėšinė buvo mes čia vietoj. Krapštėmės kažką, žinai, aš kas valandą, žinai, atvažiuoju. Tu žemę įdėjau, lygiai sulig žemė tą bliudelį. Atvarau nieka, ir atvarau už valandą. Kas valandą, taip daug maž užvažiuoju. Nieka, atvarau 7 vabalai. Ir viskas, su purkštuvu. Ir purkštuvus vietoj paraštuoju, viso, nes jau žinojau, ką kilsai savo 9 valandą. Tai labai gerai yra, kai dažniausiai bėda, sako, ūkininkai nėra paslėptas straublės, sako, tą
sakau, įsikaskit tą būtent Jo, matuoklę, nes tuo momentu Žemėm, gražiai, kad tokiu lygioj vietoje ir tuoj Jo. pilnas pasidarė. ir labai plius 10 temperatūra. Nu, Ir po lietaus lietaus, gera, va. nu, ir pilna Tai žydinė. aš vakar čia buvau, čia juodė, iš viso buvo. Nu taip, tai va dar nukrito dar Nu, dalis. Čia, žinok, dar klausimas, ar ne prieš tai nevažiavo su purkštuvu, nepurška, sakau, kokio tribenurolo, trimeriuko. Esminis dalykas yra koks, neįsiplojom purkštuvo, nusėdo nuosėdos, susijungė su kitom cheminėm medžiagom ir tau pažiūrėk, kiek trimerio reikia, kad nuimtų. tai labai didžiulę klaidą daro, sako, prasipralauna purkštuvą, bet neišsiplauna filtrų. O filtruose prisištampavę su visom, žinai, šiukšlėm, su visokiu šlamštu, su visokiam nuosėdom košiam, tai Taip, visokie trimeriai, tie jie palieka viduje, žinai, o ten, nu, Tai va būtent, apie ką kalba eina, kad visko lieka. Tai čia, aišku, lapai, kaip ir atrodo, viskas tvarkoja. Šiaip taip violetiniai pasidarė. Jo, viršūnės ten gal tiek neatrodo, bet Bet jie, va, kad matai, čia šitoj nepražydėję, kaip kad žydėjimas, kai vyktus, nužydėję ir neužmėsgė, sakė, bet Jo. jie net nežydė. Ir nubirėjo. Nu, jo, šliūžas kaip šliūžas. Nu, šliūžas, bet ar jis čia tas yra, žinai, tų šliūžų irgi visokiausių, kad tie kiti, tu žinai, tokie būdavo pailgi, juodi. Jo. Nu, jų visokių yra ten. Dabar ten tie invaziniai, lietuviški. Čia gal, pavyzdžiui, gal ir sraigė be kiauto gali būti. Nu, sakau, Bet tokį pasiėmiau, tai sakau, čia kviečiuose. Sliekas, viskas gerai, bet o, matosi, kad čia gerai pavaryta. Nebadauja, žinai. Tai irgi suvarytas visas ir azotas ir augimas. jo. Bet fenomenui kaip veisliai tai nedaug dedam, ne? Čia tos... Jis nepavojingas. Storį, matai, tai stėvai, pažiūrėk, kokie kietumą davai. Jo, jo. Da ketinai. Net kilęs dar tiek, bet 30-31 jau tai bus irgi. Sakykime, idealiai, vis tiek veislė ankstyvesnė, akotuota prie šitų. Griuvimo nebijo visiškai. Griuvimo nebijo. Ir lygų nelabai bijo. Ne. Aha. Tai va čia 12 hektarų, uždėjau biostimuliantus. Aha. Kaip eksperimentą, žinai. Jo. Pabandymą. Nu, sakau, pažiūrėsim rudenį, tai tada šnekėsim. Supratau. Tai vat... Tai va tankis sunkus. Kosmosas. Tai Na, jeigu pakruojus sugebėjo pasigirti 40 mm, 35 mm kritulių, dar šiandien gavo nemažą dozę jų, tai čia kiek tai biški per sudėtinga situacija. Čia būtų meškalaukio pusė. Nei daug, nei mažai, 120 mm per šeštadienį iškrito labai greito ir staigaus lietaus. Jau net per balandžio mėnesį gavo 150 mm kritulių, tiek rodo būtent kritulių matuoklis. Ir ko gero dar nesiliauja, nes dar ir šiandien biški palijo. Tiesioginė to žodžio prasme reikia brist per laukus, net nesinori tolyn eiti. Sudėtinga situacija. Gal reikia nemindyti tų laukų. Čia tikrai tiesioginė to žodžio prasme klampynė. Sunku pasakyti ir kaip su lauku čia bus, kas darysis toliau. Reikia pabandyti kaip nors išbrist dabar. Šalta, šlapia. Nežinau, kaip čia bus su šituo lauku. Pernai metais turėjom momentą, kada irgi laukai buvo pasėti prieš pat užliejant, prieš sniegą. Tada buvo susidarius pluta, tada daug kas važiavo, bandė laužyti plutą sėkmingai ir su kembridžiniais volais, važiavo ir su ekologinėm aketėlėm.
iš tiesų matėm tikrai neblogus skirtumus, bet ir nebuvo ta pluta tokia susidariusi, kuri galėjo padaryti to neigiamos įtakos pačiam pasėliui. Čia klausimas iš tiesų, kaip bus, sunku net spekuliuoti, reikės pastebėti vėlyvesniuose etapuose, kas čia vyks. Ko gero net ir dirvinis bus jau, jeigu ir buvo išpurkštas. Pagal technologinės vėžės atrodo, kad buvo, kad jau bus labai giliai pasiplovęs, suskilęs ir neveiksmingas. Išvirs. Akmenų rinkėjai. Yra grioviuose biškį vandens. Taip, dirvinis buvo naudotas, vėlgi matom, kur buvo padarytas nesupurškimas. Tai va teko, aišku, pavasarį prasivažiuoti papildomai su klopiralidu dėl rugiagelės. Pernai šitam lauke kviečiuose buvo daug labai rugiagelės. Stebėjau, kad jau tas tribenurol metilas šiek tiek jau taip jau jas sudėtingiau veikia. Tai, kad ne išsivystytų rezistencija, vat, nusipuršėm su klopiralidu. Smėliukai. Jo, nu čia taip vėlgi tokie. Smėliukai. Smėliukai. Kas keisčiausia, tai čia bent jau vat, pionieriaus 315, kuris buvo ir pareguliuotas šiek tiek. Tai čia jisai... dėjai metkonazolą? Jo, čia dėjau metkonazolą, mityba, sisteminė insekticidą. Pats kazas, net bėga viską, žinai. Valgo. Žinai, pažiūrėsim, ar po tų šalnų, žinai, kas pasidarys. Dabar viskas, žinai, Jo, centrai šiaip pilni. daug vandens turi, tai biški baisu, kad, žinai, neišsproginėtų. Ne, gal, bet galiu garantuoti, kad pirmadienį, žinai, turėsim tokį vaizdą. Va. Nu, gal nesulūžusi, bet kad tokį turėsim, tai 100%. Jo. Jo, tai kritulių Kaip būtų. manai, fungicidą savaitę ar 2? Čia, tai manau, kad 2. Gal 2? Manau, Į vidurį taikysi ar ne? aš mėgstu, kai jau tas viršutinis centrinis žiedynas, jisai Pilnai? pilnai ir tada vos viršutinės pradeda kristi. Tai dar iki kritimo laukiu. Ir aišku, nu, va, čia kaip pasakyti, tas biškį jau mandresnis sisteminis buvo naudotas. Biškį mandresnis, nu yra. Bet Nieko nepadarysim, visko nesusirinksim. o- Ne, o ir gamtai žinai, kažką labai reikia paprastas variantas, dabar tas žiedinukas jisai nukeliaus į žydinčius, bet yra kur ir žalos padarė pakankamai nemažai. Jo, šiaip pernai patiko man tas fungicidinis, nežinau. Čia su klopiralidu važiavai, ne? Jo, klopir. Bet tu matei, kad to priekį nesupurškė? Jo, mačiau. Ir klopiralido panesva, kur nupurkšta. Tai Čia kur rudenį nesusipurškė, ten ir pavasarį nesusipurškė. jo, mes bandom Palauk, kur čia buvo? Va, Ten priekį. jo. va. Nenupurkšta. Nenupurkšta. Lygiai toj pačioj vietoj. Kažko jo. Tai čia, ta prasme, žinosim. kaip kontrolė. Ateičiai. Ir bandom prisijaukinti purkštuvą, žinai. Žinai, kai mažo vaiko šypsena iš veido nedingsta. Pietukai. Pietukai. Pagal kvapą. MCP. Prieš šalnas. Nu, Čia tą akmenį reikia to. Čia išmestų. jo, galim čia išmesti akmenuką. Kas sakė, kad darbas neteikia malonumų, Povilai? Ne aš. Kažkokia kasdienybė, o... Bet su tokiu fainai palakus. Nu,
Reikia, matai, užgesinės srebė. Sebė, čia turbūt Gaila, nesaliarka. žalias netinka. Žalias netinka. Bet gerai, ne? Cool, daiktas toksai, vat, po laukus mums kaip tik klausyk, aš kažkaip tai Aplinkui, žiūri, fainai. aplinkoje. Žinai, ko trūksta? Muzikos. Nuo muzikos garso, jo. Visą laiką galima pridėti. Bet. O tu su reguliatoriu važiavai? Dar dėja nevažiavau. Buvo planas išvažiuoti prieš visus šitus lietus. Tikrai buvo planas išvažiuoti prieš lietus. geriau atrodo. Ane? Rakinis geriau atrodo tamsi. Bet šiaip jo. Ir kai greitai važiuoji. Ir kai greitai važiuoja. Tai realiai tai ne vieno puškimo dar pas tave čia negali? Ne, rudenį gavo tik tai nuo žolių. Čia buvo važiuotas etofumezatas su fluorosulam ir diflufenikano mišiniu. Čia. Aišku, jau yra ir pasipilusi truputėlį. Ir... Į saulę, ne? Jo. Va, žiūrėk, ir 31. Nu, bus galima įvažiuoti. Po šalnų. Po šalnų, žinom. 100 veiklios jau sukrauta. Taip, va, taip. Smėlyje. Smėlyje. Nepamirškim, jo, smėlyje. Iš tos pusės saulės kampas gražiai duoda, tai tada juoda. Gražiau atrodo, jo. Tai va, Saracen Fenomenas, Informeris ir Brightas. Čia yra Informeris. Informeris. Jo. Tai čia yra po pupo. Bet kaip, blizga, va. Ja. Tempo rapsų. Dar lygūniai Tai dar tos drėgmės, kad galėt, kad smėliai suvotų, ne? Jo, kad smėliai, nors kartą, žinai. Nors kartą, va, kontrolė, kaip pavyzdys. Irgi nesupurškimas. Ir ne tik nesupurškimas, ir nesutrišimas. Ir nesutrišimas. Smėlis be azoto. Mes... Nu. Tai čia dirvinio nesupurškimas, vat yra konkrečiai. Būtų, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu būtų. Bet visiškas, klausyk, čia pas tave ta žemė, nu, lekiantis smėlis. Ir lekiančiam smėlį, va, nesupurštas 9. Bet žiūrėk, šiltas koks. Kokį 20 laipsnių turbūt. Jo, ir va čia va šitoj va vietoj pas mane yra purkštuvė, nu aišku, perdėjom anteną, kad išsijungtų tvarkingai žolės. Ir esminis dalykas, kad vargo šitas laukas iš tiesų buvo pati pradžia labai sunkiai dygo, labai nevienodas sėja, nevienodas drėgmės, kritulių kiekis. Čia yra visiškas smėlis. Molio, nu gal vietomis ten kažkur būtų galima rasti, bet šiaip... Aš matau, žinai, kad lietaus sočiai gautas, žinai, bet... Jo, čia kritulių jo, normaliai 60 mm buvo. Per porą dienų, čia ties Velykų tą savaitgalį truputėlį gavom. Braška. Dėtas Braškas, kontaktinių susisteminių šitoj vietoj. Nereguliavom, stengiamės kaip tik skatint dėt fitohormonus, dėt amino rūgštį, kalio sulfatus, daryt visą mitybą, kaip priklauso. Pabiras pusę litro fuzilado purškiau. Einam žiūrėt, kaip Kauno rajone pupos gyvena. Geriau kaip sereika bėgti. Tai man pažiūrėjom. Jo. O jo. Ką? Pasižiūrėk. Labas Kaip rytas. saga. Labas Va, rytas. ir nulipo draugelis. Va. Vaikšto. Ir jų čia be proto. Ir labai stipriai kramto. Va, klonifenas labai gražiai renka. Matosi. Nu, matau, ten irgi palei pakraštį Bala rapsai. viskas. Jo. Viskas bala, viskas dygsta, viskas bala. Bet kitą savaitę, kai atšils, Čia ne tik klonifenas buvo. su klomozonu, jo, viskas Jo. tvarkoj. Bet Irgi dar vienas klausimas apie ankštinių auginimą, apie subtilybės. čia
tų subtilybių šitoje vietoje labai paprasta. Kitą savaitę važiuojam, pasigaunam setonus, nes kai dabar šalna, tai bus aktyvumas sumažėjęs, kitą savaitę pasižiūrėk vėl. Tai čia bus jau labai stipriai, bet reikia vis tiek, kad pupa būtų bent tokia, kad būtų prasislydę lapai, nes to pačiu važiuosim, įsimesim truputėlį fosforo, truputėlį boro, truputėlį molibdeno. Pusiniam normam pasiduot. Jo, šiaip kaip pakramtė, kaip turi būti. Jo, šičia tai rimtai pakramtyta. Bet tai kaip pakramtyta? Gilis geras, viskas. Jo, su giliu tai viskas tvarko. Tobulai. Link tos pusės. Arčiau. 4. Tobulumo. 4, 3,5, 4. Pytė jau. Acetonų tai riebi. Tai kaip su to azotu duodam, neduodam? Ką čia darom? Pupose? Ai, su azotu pupose. Visi klausia, žinai, kaip ten su to azotu, žinai. Vieni augina startui duoda daug. Ne, aš tai 30 azoto veiklios arba dar dažniausiai būna koks 100 sulfato į pupas arba kokio neso. Kai prieš žydėjimą, jeigu yra drėgmės, tada valio. Jeigu nėra, nėra ten ko pilt. Žinom, kad gumbelinės bakterijos savo veiklą vykdo iki žydėjimo, po to jau reikia mums to papildomo azoto kažkiek, tai galim, bet tai čia irgi, jeigu lietaus yra, jeigu lietaus, jeigu sąlygos ir jeigu lietaus, jeigu viskas. Biški vėjas buvo. Biški vėjas buvo, kai dirvinį purškė. Vėjas padėjėjas. Vėjas padėjėjas. Matosi, čia kaip atrodo biški pabalę. Šitus gali traukti, negaila. Šitų galite. Čia jūs savo? Jo. Ai, tai kai savo, tai nereikia saugos. Per kiek čia gavo? Nėrkam. Nieko, vieną, bet dviejų. Va čia dar matosi plėmeliai, čia dar matosi. Čia nebesimato. Ar dar bus tų šoninių? Bus vienas kažkoks kitas būna. Bet pašaudė, žinai, o čia taip. Bet labai panašiai. Ar čia 303? Čia 303, čia 322. Va, nu ir pas mane, aišku, didesnis skirtumas tarp jų, bet ką aš turėjau minty, kad ankstyvesnis. Jo, atvažiavom Kauno rajonas, pasižiūrėti, kaip čia nais. Prieš pat šalnas atrodo kviečiai. Nu tikrai, jau biški tokius didokus. Užsukom. Žiūrėsim, kas gausi šiandien. Turim svečią. Šiandien pasėmiau į porankį mūsų draugą. Ir pasižiūrėsim, kokie bus ateinantis savaitės darbai. Vedžiausia. Žinau, kai vyrukai, tada čia su šitą rekomendaciją dar palauk. Liumu, nėra žulių. Jo, nėra žulių. Aš dabar į Vogę nuėjau pasižiūrėti. Tuščia. Tai žinok, ar ne, gal nereiks pastumti, pasidaryti atskiros žolės, vėliau dar savaitę. Jūs čia dar atvažiuoju pasižiūrėti, nes tokias sudarinės. Jo, bet aš tai sakyčiau, žolės, nu, pradėsim važiuoti laukai kaip Simzūri. Va, kur Simzūri, tai tarpose yra žolių tikrai. jo. Tas sustabdys negerai. Stabdžių kaladė. Aha. Ir šiaip jie tokie biški mažesni atrodo, ne? Nu, pagal tą augimo stadiją, ne? Ne. Irgi. Nieko, žinok, ne. Kokia veislė? Keramikas. Nu, pamatysit, kaip Simzūri vietą. Ten pasakyčiau, kad visus Bet aš manau, kad Simzūrių bus daug gražesnis tolygumas, ne? Spėju. Ar ne? O, dėl to netolygumo klausimas čia vat... Supranti, va ta pati vieta. Pasižiūrėk, čia matai, kur padėta. Jo. Kur sėkla buvo paviršių, va tas tarpas yra. Šita buvo pasėta kiek? Čia jinai buvo pasėta į pusę CM Max. Išgyveno, o šita va, kur va čia buvo, žinai, paviršių. Jo, jinai Nu, tiesiog. čia spirit, bet čia gražiai buvom išdirbę šitą žemę. Su čia visi tuo, su kurmiu variau, čia su... Jo, čia su kurmiu, su diskiniu. Čia mes buvom padelį radę. O dabar klausyk, irgi klausimas, vat, buvau į Instagramą, žinai, užklausę žmonių, ką, nu, tipo, ką nori sužinoti per laidą mūsų, kažką naujo, kitokio, uždavė klausimų, tai tie, vat, prašviesėjimai kviečiuosi.
Niekas nežino. Niekas nežino, ne? Ne, viskas aišku. Paslaptis. Viskas aišku, niekas nežino. Kokie prašvėsėjimai? Nu, pas jumis nėra, nu, pas kitus yra. Ne, šiaip kur, ta prasme, va dabar Hebra irgi siuntėsi, siuntė nuotraukas, rašė, Kaip vieni kiti. gražiai. Kas ten? Apačia. Šitas termantras užsipildęs visai. Pilni. Pirmas. Žiūrėjau. Va, užvažiavom biškį ūkį, pasižiūrėt, kaip šeštadienį sekasi darbuotis. Ką tik per pasėlius važiuojam. Labą. Gal ir įdėsim, žinai, užpipinsim. Kaip tai šitas aparatas. Labą. Ne? Viskas normaliai. Okay. Labą. Tai čia... Šitas daiktas visai nieko. Hondos variklis. Tai senas geras, kuris dedamas į vandens pompas. Taip, minkštos padangos. Jokio didelio įminimo net su puspilne priekabytė nepridaro. Cinkuotas vienas, tvirtas. Daniška kokybė, paprastas valdymas, realiai prisikabina, viskas ant hidromotoro pastatyta ir prisijungia džoistiko pagalba. O koks dalykas, kas yra gerai, tai patogu didesnius akmenis išimti. Tik dar aišku atkalti sistemą. Andriuk ir tu bėgi. Realiai įsipriekino. Kažkas kaip privažiuojam. Tas gerai, kad hidraulika. Net ir ne po pavykusio. Tai mano galima keisti. Kutam ruošiam žemę kupam. Reikia išlipti pasimatuoti, kaip atrodo gylis, kaip atrodo tolygumas pačio dirbimo. Gylį laikom apie 15-20 cm. Po to, pavyzdžiui, po pupo pas mus mes prasivažiuojam su skutiku ir mums po to arba iš karto tiesiai po pupo sėjam suprantuškę ir mums nebereikia tiek jau to žemės įdirbti tada. Šiaip noragas pagrinde pas mus eina tik pupom ir pagrinde rapsim. Eina vien tik tai pats noragas be kregždžių, kad ir kuo daugiau atkeltų tos naujos frakcijos, daugiau susimaišytų, įleistų dirvą šiek tiek degonės. Nu ir kad ta būtent šaknis jinai vis tiek labai panašiai nueitų kuo giliau. Tai
bent jau toks žemės dirbimas mūsų tom žemelėse nevienodose, jisai yra gan labai pasiteisinęs reikalas. Aišku, irgi mintis yra gal tuo žemės dirbimo taikyt kuo mažiau, bet kol kas su turimais padargais, su turimom sąlygom stengiamės irgi kiek įmanoma prisitaikyti ir turėti tai, ką turim dabar. Na ir kur kas patogiau ir fainiau dirbti, kaip yra akmenai aprinkti. Aišku, ne visi, reikės dar išlipti papildomai apsirankiot, mažiau padargų daužytų. Ačiū labai, kad mus stebėjote. Kažkam irgi iš kolegų atiduosim estafetę, perleisim. Gal nusivešim į geresnius regionus, į turtingesnius su aukštesnio boniteto balo dirvožemiuose esančiais kraštais ir ten pasėtais rapsais, kviečiais ir visais kitais grožiais, kurių šiemet netrūksta. Tai pabandysim kokiam nors kolegai suteikti tą garbę. Norime, kad tikrai daugiau pamatytumėt ir susipažintumėt iš arčiau su mūsų komanda, kuri kiekvieną dieną stebi jūsų laukus. Tai ačiū tikrai, kas šiandien mūsų žiūrėjote, kas skiriate laiko ir susitiksime kitose laidose. Čiau!